Blemba, chebra, ką šiandien radau, kokią rekomendaciją? Žiauriai gerą rekomendaciją. Buf, karoči, aš tuoj eisiu irgi, karoči, taip ir padarysiu, nachrin. Palau, aš surasiu, tygliai, žiūrėkit, aš, karoči, radau, dabar ieškojau per va čia, karoči. Nežinau, kaip girdisi. Ką taip šudinai girdisi? Susikurti piniginę, visą kitą. Tai yra pagrindiniai baziniai dalykai, 1000 atsiveria tavo pinigai, dings vienu žodžiu ir taip toliau, mėnesį kitą, kam sudėtingiau, kas jau protingiems žmonėms, kurie žino, kad jie... Va, žiūrėkit, klausykit idėją, nežinau, ar girdėsis. Būtent protingiems žmonėms, kurie žino, kad jie yra žmonės, kurie atsibūdė iš miego, iš to gilaus sisteminio miego, būtent jiems padėti, tai yra geriausias dalykas, geriausia auka. Pasiėmė paskolą iš banko. Iš karto, viską, visus pinigus įplūdo. Pasiėmant, karoči, paskolą iš banko, pirkti chatą į nachren. Ha! Ar panašiai, dvigubai. Dvigubai nachren viską. Išsigryninot to. Nu, bet kiek pusę bent išsigryninot paskolos. Chebra, Gal jau visą. karoči, darykit, ką norit, bet nežinau, neimkit paskalų, kad kažkur įdėti. Neturit pinigų, nedėkit geriau. Nepamirškit, kad jeigu kažkas kažkur netyčia kažkada nutiks su jūsų pinigais, jis jums tikrai neduos jums atgal tų pinigų. Tad būkite atsargus ne dėl to, kad praknysit. Ne dėl to, kad jūs klausot tokių žmonių. Aš pats klausau, aš pats idėjus irgi tenais esu. Dėl to problemų aš iš vis nematau. Aš tik tai ką matau, kad blemba chebra, atsargiai su savo pinigais. Nu tai va, aš ant Bybitą praknisau $500. Bet aš ne paskalą praknisau, kurią reikės man mokėti artimiausius 5 metus. Nu, gerai, kad va uždirba. Ir Elveksas dirba, ir Valetrid veikia, ir Zuitrum veikia, viskas veikia, ne kol veikia. O jeigu pažiūrėsi 10 metų atgal, vat 10 metų atgal irgi visi daug kur investavo, ne? Ir kiek yra išlikusių per 10 metų projektų iki dabar? Aš jums nesakau. Aš tik sakau, kad jūs pagalvokit, kas išliko iki šiandien. Tai reiškia, jeigu jūs įdėjot prieš 10 metų į kažkokį projektą, pasidvygumėt pinigus, tai nereiškia, kad reikia visą savo babkės kišti vėl atgal į tenais, o reikia tiesiog dėti į kitą projektą, į kitą projektą, į kitą projektą, diversifikuoti savo projektus. Ir koncovkė, jeigu bent vienas, kitas, trečias susidarys, per 10 metų tų projektų bus 10, ne? Kasmet po vieną, kuris veiks. Tai reiškia, jūs po 10 metų jums bent vienas toliau veiks. Dalį pinigų jūs jau būsit ir išsiėmę. Taip, jūs viską teisingai šneka, tik ką jūs neteisingai šneka, kad jūs jokiais būdais neimkit paskalų ir neškit kažkam tai pinigus, įdėkit į ten. Taigi jis pats tai net neprekiauja jūsų pinigais. Jis neatsakys už tuos pinigus. Yra kažkokia platforma, yra kažkoks prekiautojas. Ne jis prekiauja. Pats saugiausias dalykas yra tas, kad jūs patys turite išmokti su pinigais kažką daryti. Tai va, jebra. Nu nežinau, aš šitoj persižiūrėsiu ar girdėjusi video ir dar kartą. Nu, davai, dar kartą aš, karoči, nusitildau mikrofoną, pasigarsinu, ką galima. Ir paklausom dar. Karoči, chebra. Padariau mamai kavos. Šiandien pasidariau kaimiškas mešrainikės. Karoči, nelabai girdėjusi man tas fruktas. Karoči, eisma dabar pas mamą, paklausma, ką jinai galvoja apie šitą reikalą. Žiauriai užkabina mane, tai kuo daugiau klausau, tuo įdomiau.
yra dabar ant tiek paprasta, kad galima tai išmokti per mėnesį kitą, kam sudėtingiau, kas jaunesnis gal pagauna kampą per savaitę iš karto jau. Man atrodo, čia yra unikali galimybė, čia yra geriausias dalykas būtent protingiems žmonėms, kurie žino, kad jie yra žmonės, kurie atsibūdė iš miego, iš to gilaus sisteminio miego, būtent jiems padėti, tai yra geriausias dalykas, geriausia auka. Pasiėmė paskolą iš banko. Iš karto, visus pinigus į klubą. 25 000 hektarų. Pasiemat paskalą, karočią, viską iš karto. Puf, nu. Žiauriai, karočią. Mam, yra dėla. Padariau tau kavos, vaikas liepia. Ir man reikia pagalbas. Negaliu, karočią, puzlės išspręsti. Žiūrėk, tau reikia paklausyti. Ir pasakyk savo nuomonę. Ir aš tai nufilmuosiu dar. Žiūrėk, klausyk įdėmiai. Blondinėmis. Tokie žmonės, jie ir dirbs turtingiems. O kad būtume turtingi, tai reikėtų šiek tiek išmokti šį beitą, kai yra dabar tiek paprasta, kad galima tai išmokti per mėnesį kitą, kam sudėtingiau, kas jaunesnis gal pagauna kampą per savaitę iš karto jau. Man atrodo, čia yra unikali galimybė, čia yra geriausias dalykas. Būtent protingiems žmonėms, kurie žino, kad jie yra žmonės, kurie atsibūdė iš miego, iš to gilaus sisteminio miego. Va dabar klausyk įdėmiai labai. Tai yra geriausias dalykas, geriausia auka. Pasiėmė paskolą iš banko. Iš karto, visus pinigus į klubą. 25 000 hektarų. Dabar jis jau turi daugiau nei 2 Все, užtai. Ką manai? Pratingiems žmonėms. Tai čia protingas žmogus, tipo, pasimtų paskalą ir įdėtų, tarkim, gaunasi pas jį. Tai net ne pas jį, mam, vakar problema. Bet taip tam esmė jisai reklamuoja. O ką jisai atsakys už tai, jeigu prarasi tuos pinigus, pasiėmęs paskolą, tai turėsi ir paskolą grąžinti ir neturėsi tų 25 štukų. Kalba absoliučiai nesąmonės. Kaip imt paskolą, tai tam esmė kaip tik tu turi sakyti, va, truputį atsidėk nuo atlyginimo, kad galėtum pakilti ir tada tau nebereikės dirbti, nes tu tam esmė jau užsidirbsi iš ten, o ne paskolas imt. Mama, taigi tu blondinėgi, ne? Pirmą kartą tokį dar dalyką girdžiu, kad ragintų pasimti paskolą. Kad imtum paskalą, kad nusipirkti kripto. Taip, Fausta. Nu va, net žmona, net blondinė, ką sako, hebra, jūs pagalvokit tada. Netgi blondinė, kai sako. Aišku, tokių va neturtingų durnelių. Na, aišku, tokie. Nemanau, kad nei vienas taip nedarys. Atsibūdė iš miego, iš to gilaus sisteminio Dar miego. kartą. Būtent jiems Protingiems žmonėms geriausia auka. Pasiėmė paskolą. pasiemat paskalą. Protingiems žmonėms pasiemi paskalą ir viską. Gerai, все, iki hebra. Ir dvigubai, na.